Ne kiekvienas miesto mikrorajonas gali pasigirti turintis bendruomenę, kuri tradiciškai metai iš metų renkasi šventes švęsti. Vilniuje taip renkasi Baltupių bendruomenė per užgavėnes. Kai rengia tokias šventės, tai smagu, be abejo, kad tik daugiau būtų tų švenčių. Džiaugiamės, kad gyvenam Baltupiuose. Nuolatinė šventės organizatorė Nijolė Kuckienė. Ir čia iš jos namo kaimynų sužinom, kad moteris ne tik šventę surengti gali, bet ir visą daugiabutį renovavo. Nu, что плохо было, знаете, как не было чеплены, было... Buvo langai supuvę, stogas kiauras, viskas blogai buvo. O dabar labai gerai, visi gyventojai patenkinti. Совсем изменилось в нашем доме. Renovuotą namą mato ir kiti mikrorajono gyventojai. Baltupių yra vienas namas, tik vienas namas yra, labai gražiai atrodo. Norėtume, kad pas jūs taip būtų? Taip, norėtume. Kitą dieną apsilankome ir prie paties renovuoto namo. Ponia Nijolė nerimsta ir su bendrijos nariu aptarinėja, kokius darbus išaušus pavasariui reikia prie namo padaryti. Juk viduje kaip ir nebėra ką veikti. Jau trečią žiemą mes sutaupėm labai nemažai. Mano paskaičiavimais išeina maždaug kiekvieną mėnesį kišenį kiekvieno gyventojo apytikriai lieka nuo 250 iki 300 litų per metus. Tai mes tą renovaciją, kurį dėjom pinigus, labai greitai atsipirks jinai mums. Gaila, kad žiema nepatikrino mūsų šitą žiemą, tarp kitko. Pirma tokia labai šilta žiema. Na, bet palyginus su kitais namais, irgi jiems buvo šilta žiema, tai palyginė duomenis, tai duomenų skirtumas didesnis negu 2 kartus. Net 3 kartus mes mažiau mokam negu žmonės, kurie nesirenovavę. Vat yra Vilniaus energijai duomenis. Vyksta naujovės, tai jau tradicija, kaip sako, pasiūtus vienu žodžiu, žmonės vieni už kiti prieš vienu žodžiu, kol nepamasto nieko, tai būna labai daug prieš, paskui jau prisižiūri žmonės, pamato, kad vis tik tai nauda yra, tai arba tyliai, ramiai, gražiai ir jau pereina į kitą pusę, dabar tai jau pagal mane, tai jau visi tyli dabar. Akivaizdu, namas švyti apšiltintomis sienomis, naujais langais, bet kas yra viduje? Nusileiskime į namo rūsį, o po to kilkime ant stogo, kad savom akim pamatytume, kas yra padaryta. Šiuo metu temperatūros ant stogo kolektoriuose matom 72 laipsnius. Šiam namui yra suprojektuota 40 kvadratinių metrų 20 kolektorių sistema. Ji pagal skaičiavimus turėtų dengti apie 40–45% energijos poreikio skirto karšto vandens ruošimui. Saulės energija surenkama dienos bėgiai, šiluma iš jos visa sukaupiama yra į akumuliacinės talpas, į techninio vandens akumuliacinės talpas, kuriuose vanduo nesimaišo su geriamu vandeniu. Tam tikslui yra suprojektuota viena akumuliacinė mažesnė talpa, 300 litrų, tokia vadinama sumaišymo talpa, kurioje vyksta jau sumaišymas šalto vandens, jį pašildant, kuris jau teka toliau pašildytas į esamą namo šilumos mazgą. Čia galima būtų baigti pasakojimą apie sėkmingą renovacijos projektą, bet bendrijos pirmininkė nuoširdžiai nustebusi pareiškė. Įdiegus tas saulės kolektorius labai apsidžiaugiam, bet labai ir nuliūdom, kadangi iškilo problema, o kaipgi bus su atsiskaitimu. Kreipėmės į kainų komitetą, kainų komitetas pareiškė, kad nesvarbu, kad čia valstybės mastu organizuojamas šitas atsinaujinančios energetikos įdiegimas, mūsų namo gyventojai patys savo iniciatyvą privalo paruošti metodiką, už ją susimokėti. Netikėtai iškilusią problemą kuo skubiau nešame į būsto energijos taupymo agentūrą. Artimiausioje perspektyvoje, matyt, atsakingoms valstybinėms institucijoms tokių metodikų parengimo klausimas jis tikrai turėtų būti iškeltas prioritetu ir turėtų būti tokios metodikos parašytos artimiausiu metu. Nes turbūt nerealu, kad gyventojai patys įsirengia sistemą, dar ir ruoštų metodiką. Na, be jokios abejonės, šį yra valstybės reikalas ir valstybės institucijų reikalas. Gyventojai neturėtų rengti. Kitą antradienį agentūros direktorius pateiks atsakymus į kitus visiems Lietuvos daugiabučių gyventojams rūpimus klausimus.